Bernoulli. Eulerio tėvas, panašiai kaip ir Bernoulio, man atrodo, Žako Bernoulio tėvas norėjo, kad Euleris būtų kunigas. Bet jis nebuvo toks didelis ultra, kaip buvo Bernoulio tėvas, jis pats Eulerį mokė matematikos, kadangi buvo studijavęs pas Žaką Bernoulį berods. Tuo tarpu Leonardas Euleris studijavo kartu su pas Žaną Bernoulį, jau Žako brolį, sudėtinga, kartu su Danielium ir berods Nikolai Bernoulį. Bet jis taip pat mokėsi labai išsilavinimo, pradžia buvo kažkiek panašiai į Da Vinčio, nes tai irgi Leonardas Da Vinčis, jis viską praktiškai mokėjo. Tai Euleris tuo tarpu mokėsi irgi teologijos, astronomijos, fizikos, medicinos ir net tolimųjų rytų kalbų. Bet jį labiausiai sudomino matematika kažkodėl, ačiū Dievui ko gero, nes būtume biški dabar laiko linijoje atgal. Jis domino matematiką, bet jam karjerą pradėti matematiko buvo nelengva. Iš pradžių į Rusiją, į Sankt Peterburgo akademiją, kurią Jekaterina I įkūrė. Jinai pasikvietė Danielių ir Nikolai Bernoulį tenai, kad vadovautų berods matematikos ir galbūt fizikos, gerai neatsimenu, fakultetams. Euleris irgi tenai nuvažiavo po metų, bet jis negalėjo gauti jokio geresnio darbo kaip medikas. Jis kažkurį laiką dirbo kaip mediciną dėstė. Nežinau, kiek jis gerai, ko gero jos nemokėjo taip gerai kaip matematikos, bet jam jau nebuvo ką daryti. Bet paskui greitai Jekaterina mirė ir naujas valdovas, nežinau būtent kas, bet naujas valdovas nebuvo toks jau palankus mokslui, jis akademiją beveik išvaikė ir Euleriui darbo jau nebeliko. Ir jis nebežinojo, ką griebtis. Jis dirbo uoste, jis dirbo laivuose, vos neįstojo į rusų karinį laivyną. Jis kelis metus dar praleido Sankt Peterburge, taip lyg ir nežinodamas, ką daryti. Bet paskui vėl pasikeitė valdovas ir jį priėmė atgal į Sankt Peterburgo akademiją, tik jau šįkart kaip fiziką. Taip, ir jis vėlgi kelis metus dirbo kaip fizikas, bet tada įvyko tokie du, galbūt pasauliui nelabai laimingi, bet Euleriui visai gerai susiklostė įvykiai. Nikolai Bernoullis nuskendo, o Danielius Bernoullis išvažiavo dirbti atgal į Bazelį. Ir Euleris tapo matematikos fakulteto galva. Jis jau prieš tai buvo labai, jis visą gyvenimą buvo labai aktyvus, ypač straipsnių rašyme. Pavyzdžiui, net jau kai buvo gan seno amžiaus, 1775, jam buvo jau netoli, galbūt 60-70, jis kas savaitę, visus metus kas savaitę parašydavo po straipsnį. Ir kaip mes žinosim, amžius nebuvo vienintelis jo minusas, jis buvo tokiu metu. Ir jo buvo tam tikras sugebėjimas, nežinau kaip jis jį išsiugdė, bet jis sugebėjo skaičiuoti, parodysiu kaip. Jis pastebėjo, kad anksčiau buvo manyta, kad visi skaičiai tokios formos yra pirminiai. Bet Euleris pamatė, kad ne, nes kaip jis išskaidė, aš nežinau, bet jis parodė, kad be kompiuterio, be nieko, akivaizdu, kad be kompiuterio, bet su skaitliukais gal. Jis parodė, kad yra šitai. Nežinau, aš tai net pakelt turbūt tingėčiau dauginti, nes čia būtų baisu. Bet Euleriui išėjo. Kitas dalykas, vėlgi akademijoje buvo toks projektas Sankt Peterburge, sudaryti tam tikras astronomijos lenteles, ten stebėjimas, reikia skaičiavimų. Visi tikėjosi, kad tą reikia padaryti, bet per kelis mėnesius, kaip išeis, Euleris padarė per 3 dienas. Jis galbūt kažkiek modifikavo tą metodą, kažką taip, bet čia vėlgi jo turbūt skaičiavimo greičio nuopelnas, kad jam tai pavyko. Vėliau Gaussas dar labiau modifikavo tą metodą ir visą tai atliko per 1 valandą.
Nu, tas buvo šiek tiek vėliau Gausas, kaip žinom, mirė 1800 apie 20, tai nedaug vėliau, bet šiek tiek po Oilerio eros. Sankt Peterburge, ko gero, ir gimė Oilerio susidomėjimas skaičių teorija, nes prieš tai jam nelabai tas rūpėjo, bet kai jisai susidraugavo su profesorium Goldbachu, Goldbachas be to paskui tapo Rusijos užsienio reikalų ministru, nors šiaip buvo matematikas. Jis pradėjo domėtis Fermat darbais. Fermat turbūt vienas didesnių tais laikais buvusių mokslininkų, kurie domėjosi skaičių teoriją. Kad ir ta Fermat didžioji teorema, kuri tik tai neseniai buvo įrodyta, ir kiti. Fermat koks bruožas buvo, jis daug postulavo teoremų, bet jis nelabai daug tų teoremų įrodinėdavo. Tai daugelis Fermat postuluotų teoremų įrodymų priklauso būtent Oileriui. Oileris, tarp kitko, čia irgi galbūt iš skaičių teorijos, nors jau tas turėjo būti žinota prieš tai, jis pateikė dar vieną įrodymą, kad pirminių skaičių aibė begalinė, pirminių skaičių yra be galo daug. Taip, toliau. Rusija Oileriui ne vien laimę atnešė. Po kiek laiko nuo išsekimo, kadangi jis velniškai daug dirbo, Oileris susirgo ir apako vienoje akyje. Ir kas, turbūt nusivylė šiek tiek ir Frederikas iš Vokietijos, imperatorius Frederikas, ne, bet kas jį pakvietė vadovauti Berlyno matematikos. Tai galbūt net visai akademijai. Oileris iškart sutiko, jis ten išvažiavo, bet jo reputacija Sankt Peterburge liko tokia gera, kad jam algą dar mokėjo 10-mečius po jo išvykimo. Ant tiek gerbė jo darbus ir viską, manau, čia nuopelnas nemažas. Berlyne Oileris prabuvo 25 metus. Jis ten dirbo irgi daug, dirbo gerai, bet jis pradėjo nesutart su imperatorium Frederiku, nes jisai reikalavo praktinių rezultatų. Buvo toks vienas atsitikimas, imperatorius paprašė Oilerio, kad apskaičiuotų, kiek jėgos reikia, kad, ten kažkoks buvo kaip fontanas, kad čia vandenį išspjautų ir gražiai čia viskas būtų. Žodžiu, Oileris pabandė paskaičiuoti, jis ko gero suklydo ir jėgos akivaizdžiai pritrūko, tai imperatorius tada labai ant jo supyko ir net pradėjo šaipytis, galiu pacituoti, jis šitaip pasakė: tuštybė, geometrijos tuštybė, Oileri. Čia tavo mokslas, tik teorinį turi, tik teorinę prasmę, o praktiškai tau nepavyko padaryti. Pas Frederiką lankėsi daug to meto filosofų, pavyzdžiui, Volteras lankėsi, ko gero žinot, toks prancūzas buvo. Vienas iš ateistų, ko gero, tokių didesnių to meto. Bet kaip Oileris, ko gero, buvo tikintis, jie ne dėl to susipyko, bet, žodžiu, Frederikas kartu su tais filosofais pradėjo iš Oilerio labai tyčiotis. Ir kai jį pakvietė atgal į Sankt Peterburgą, jis iš karto sutiko. Tai jis 1766 vėl grįžo į Rusiją, bet netrukus vėl Rusija jam atnešė didelę nelaimę. Jis prarado regėjimą kitoje akyje. Pasidarė visiškai aklas. 66. Aš kaip minėjau, 75-aisiais parašydavo vis tiek po straipsnį per savaitę. Jis grinai galvoje matematiką vykdė, jis diktuodavo tik tai kitiem, pagalbininkų, kaip sakant, kas norėjo užrašyti, jam tikrai netrūko niekada. O jis pats apie tai pasakė, kad tai gerai, kad apakau mažiau, kas mane blaškė. Praėjus dar 5 metam po apakimo vėl jam nieko gero, kaip sakant, neatsitiko. Jo namuose kilo gaisras ir Oileris vos išsigelbėjo, vos nesudegė. O dar po 2 metų numirė jo žmona, su kuriais buvo vedęs 40 metų. Jis turbūt pernelyg gal nusiminė, bet po 3 metų vedė mirusios žmonos seserį. Aš visada tai norėjau padaryti. Netikra seserį, tai gal ne tai buvo. Ir iki pat jis mirė 1783, iki pat mirties buvo produktyvus
irgi daug rašė straipsnių, daug dirbo, nenukvako, kaip supratau. Ir vieną popietę, žaisdamas su anūkais, jis tik ką buvo išleidęs kelis berods fiziką ir astronomą, kurie svečiavosi pas jį, jis patyrė insultą ir mirė iš karto. Nu, aišku, buvo ten iškilmingos laidotuvės ir panašiai. Prancūzų mokslo akademijoje, pavyzdžiui, skaitė jam kaip po nekrologą, tai reikėjo vien 50 lapų, kad surašyti jo visus darbus, vien tik tai pavadinimus surašyti. Jis parašė daugiau kaip 700 knygų, straipsnių ir taip toliau, o Sankt Peterburgo akademijos vadindavosi tais laikais, leisdavo universitetai, mokslo įstaigos leisdavo tokius leidinius, kuriuos jie vadindavo memuarais. Ten būdavo kaip žurnalas, kaip visi straipsniai ten to sudėti. Tai Sankt Peterburgo akademijos memuaruose Eulerio straipsniai buvo spausdinami dar 47 metus po jo mirties. Antiek žmogus daug padarė. Galbūt kitų atradimai, gal Newtono tas, kaip sakant, matematinės analizės atradimas gal buvo kažkiek svarbesnis, bet apimtim tai nemanau, kad kada nors buvo kažkoks didesnis matematikas negu Euleris. Nu, dabar pademonstruosiu 3 tokius uždavinius. Išsirinkau, galbūt žinomesnius, galbūt daugelio nepaminėsiu, nes visus paminėti vis tiek būtų beviltiška. Tai pradėsim nuo Bazelio uždavinio. Bazelio uždavinys tai yra toks, reikia rasti sumą skaičių atvirkštinių natūraliųjų skaičių kvadratą. Tai jeigu moderniai rašant, tai N-galje reikia apskaičiuoti tokios eilutės sumą. Nu, kaip iš kurie analizės žinom, kam jinai lygiai galima skaičiuoti taip, bet Euleris vadinavo ne taip. Euleris ką padarė? Jis parašė sinuso eilutę. Jis vėlgi, kaip to meto, jeigu atsimenat, kaip pasakojau apie Newtoną, apie Bernoullius, jie labai mėgo su eilutėm elgtis kaip su polinomais. Tarkim, nekreipia dėmesio, kad jie begaliniai. Atseit, aš galiu padaryti viską ir taip. Nu, žinom, kad yra ne visai taip, bet rezultatai gaunasi geri. Taip, jis parašė sinuso eilutę, aš iš karto gal iškleisti rašys, čia mums bendra forma nelabai rūpi. Padalino iš x-o. Tarp kitko, kai sinusą padalinam iš x-o, tai funkcija rašosi sinus c. Nu, tiek to. Būna taip. Ką jisai toliau padarė? Jis žino, kur yra šito, skaitykim, polinomo šaknys, išskyrus nulį. Nulyje nenagrinėjom, nulyje neapibrėžta. Šito polinomo šaknys, aišku, yra, kai x lygu pi m. Nu, skaitykim natūralių, ne tai punktas svarbu dar. Kaip sakiau, nulio nenagrinėjom, kaip tik ir tiks ir ką. Bet kokį polinomą galima parašyti pagal vietą teoremą šitai. Na ir taip toliau. Taip, dabar įrodžius keletą teoremų, kuriuos šiandien įrodinėsiu, nes nelabai yra laiko, galima parašyti ir biškį kitaip šaknis išdėstant, vienetas minus. Pamatys. Tai žodžiu, Euleris išskaidė į va tokią sandaugą. Parašysiu vieną. Matytus dėsningumą. Tai dažnai x 0, x, x, ok. Ne, matai, čia yra x-as, čia yra. Čia grinai tas pats parašyti, tai galime rašyti lygumą. Šiaip negalima, bet jam užduoti.
taip toliau. Bet dabar ką mes galim pasižiūrėti?